Tony Sports. Viskas krepšiniui. Kažką padariau? Viskas gerai? Einam čia, ne. Su pergalė visą pirmą. Bembras puikiai suvočia. Jie apie rungtynes papasakoti. Sunku buvo, ką čia ir bekalbėti, tokio, žinot, rungtynės, kada yra kovojama dėl iškritimo, jos visą laiką yra specifinės, jos labai nervingos ir taip toliau, kadangi jau nėra rytojaus, ne? Tai, aišku, labai laimingi, kad išlošėm. Ir reikia toliau bandyti kuo greičiau išspręsti šitą klausimą. Rytoj turim pirmą šansą patekti į žaidynės ir stengsimės tai padaryti, aišku. Turim vieną iš pranašumų labai ilgą suoliuką, kurį tikrai mūsų visi gali išeiti ir žaisti ir padėti komandoje ir stengsimės tuo pasinaudoti. Važiuoju daug kartų, ilgai pirmavo daug kartų pasivėjus, bet pabaigoje kas lėmė, kad visą nepavyko? Nežinau, smulkios detalės lėmė. Biškai kažkur, aišku, tokiuose situacijose gal ir sėkmės faktorius yra, bet iš tikrųjų tai mes kažkiek tai vis tiek jau antroj pusėje biškai daugiau pirmavom, negu jie gaila nepavyko, kaip sakant, kaip sakyti, užmuštų rungtynių, ne, kad būtų biškai galia ramiau, bet gerai tas, kas gerai baigėsi. Lemiamas prasiveržimas, jūs sakymės, kaip atrodė, planuotas buvo? Atrodė nekaip, nes Santiago buvo, taip sakant, tenai išbėgęs. Aš tik tai norėjau žaisti agresyviai, jau žinote, kažką sukurti, o taip gavosi, kad pasidarė tas kolidorius, bet metimas toks gerai, kad įkrito. Švilpimas labai išmušė iš vėžių kažkokį? Nemanau, kad tokie dalykai išmuša iš vėžių, vis tiek vyrai įpratę daug metų žaidžia ir baisesnėse atmosferose, tik tiek, kad aišku, tik tas dalykas galbūt kažkiek tai dar suteikia mums daugiau motyvacijos, nes žinot, čia kažkaip jie tokią sukūrė euforiją tą visą prieš mus iš nieko, kad net kažkokia tragedija čia yra tikrai, bet reikia žaisti ir stengtis kovoti dėl kelialapio. Pasibaigus dvikovai visi žaidėjai labai pradėjo džiugauti, bet tik tai jos kažkaip pasakė ramiai ir nepasakė, kad dėl ko buvo raminimas tų žaidėjų tuo metu. O tai ko čia džiugauti? Tai džiugaujam, kad dar yra rytojus, daugiau nieko, o šiaip tai ką mes tikslo nepasiekėm. Pagaliau komanda parodė charakterį. O tai, tie žodžiai parodėm charakterį, aš juos girdžiu vos ne kas antrą dieną, tai jie nublanksta kažkaip, žinai. Šiandien galbūt tai galima sakyti, žinai, tai aš girdžiu parodėm charakterį. Kas antrą dieną negali charakterį rodyti, ne? Šiandien galbūt taip, nes jūs girdit, kas vyksta ir taip toliau, bet vis tiek reikia mums kovoti dėl kelialapio, nėra pasiaiškinimas, kažkas vyksta ir taip toliau. Olimpiada yra, kaip sakant, mum, o ne čia kažkokiem Venezuelos bairiam. Ar teko girdėti Lino Kunigėlio šedevrą ir komentavimą? Aš taigi nežaidžiu su televizoriu rankose. Jis pasakė, užsikruškit su savo sugedusiais autobusais. Nes irgi yra žmogus, čia aišku, jisai prie mūsų yra visiems kažkaip jau nusibodė biškį, bet sakau, vėlgi reikia koncentruotis prie patekimo, svarbiausia. Jeigu patektumėt, tai būtų iš viso labai gražus dalykas, nes tikrai turim daug sunkumų. TonyBet. Lietuviška lažybų bendrovė.